Baltarusijos prezidentas Aleksandras Lukašenka pasveikino Lietuvos žmonės su valstybinė švente – valstybės atkūrimo diena. Baltarusija visada domėjosi taikia klestinčia Lietuva. Kartu užmezgėme ekonominius ir humanitarinius ryšius, prekiavome, lankėmės vieni pas kitus, sukūrėme šeimas. Lietuvos Klaipėda tradiciškai buvo Baltarusijos eksporto jūros vartai, sakoma sveikinimuose. Dar prieš keletą metų niekas net negalėjo pagalvoti, kad Lietuvos politikai galės taip neapgalvotai uždrausti mums lankytis Lietuvoje, statyti užtvarus su spygliuota viela ant bendros sienos, nukreipti į mus ginklus ir net nurodinėti mums, kaip gyventi mūsų šalyje. Šalies vadovas pažymėjo, kad taiką mylintis Baltarusijos žmonės į tai sureagavo pratęsdami bevizį režimą Lietuvos gyventojams, pigiau pasiūlė savo prekes, medicinos paslaugas, elektrą, atvėrė sanatorijų, teatrų, muziejų duris. Esu tikras, kad dabartinė situacija mūsų santykiuose neatitinka paprastų lietuvių siekių, pabrėžė Aleksandras Lukašenka. Baltarusijos prezidentas palinkėjo kaimynės šalies Lietuvos piliečiams laimės ir tobulėjimo, pagrįsto tikrosiomis gėrio vertybėmis, sąžiningų darbų, šeimos gerovė ir teisingumu.